Nežinau kodėl, bet kai kurie iš jūsų nusiperkat dviratį ir paliekat jį. Ir blogumas ne tame, kad jūs jį paliekat, o tame, kad jūs jį paliekat lauke, po lietum ir dar kaip nors paversta, kur vanduo į visus guolius suteka. Tiesiog nežudykim daiktų, o po to reikia remontuoti, nors su juo net nevažinėta. Geras pavyzdukas dabar. Štai, atrodė, gal dar čia man pavyks kažką tai padaryti, bet čia, švelniai tariant, ir toks įspūdis susidaro, kad jisai pastovėjo, nes vanduo, grinai radau vandenį, vanduo ir rūdis. Iš vienos pusės, iš kitos pusės dar kažkas tai ten gyvo yra, iš šitos pusės va tokia va ruda košė. Tai buvo tikriausiai kur nors atremtas prie sienos ir tiesiog stovėjo, arba užpilta, paskandintas ir pastatytas. Bet dar kas keisčiau, tai jis būtų tiesiog surūdijęs, bet šitose vietose, kur yra guliavietė, va, matosi tokia išdirbta, tai su juo dar bandyta vadinasi važiuoti. Ir kada savininkas man šitą dviratuką atvežė, tai sakė, ratas truputėlį kliba. Tai tas ratas jam neklibėjo, jisai tiesiog va taip tuk. Tai būkit geri, jeigu jum kažkas jau būna, jūs jaučiat, kad kažkas negerai, nebevažinėkit su tuo dviračiu, nes jūs tik tais gadinat jį toliau, progresuoja labai stipriai viskas. Jeigu, pavyzdžiui, pačioj pradžioj, va šito konkrečio atveju, pačioj pradžioj galima būtų tiesiog išsiimti guoliukus, viską išsivalyti, sudėti atgal, galbūt dar būtų korozija ten stipriai nepakenkus, bet jeigu jau su juo važiuojat, tai ate ten visai stebuliai, nes ten viskas persimala, rūdys kartu su surūdijusiais guoliukais, guliavietėm ir tiesiog pradeda klibėti. Jaučiat kliba ratas? Nebevažinėkit su to dviračiu. Nenorit vežti į servisą? Tvarkoj, paprašykit, kad kas nors ten pažįstamas iš vyrų ar kas supranta, pažiūrėtų. Tiesiog susiduriu nemažai atvejų, kada nekreipiame dėmesio, važiuojama toliau, dar kas nors sugenda, dar toliau važiuojama. Dviratis iš pat pradžių atrodo kaip ir neblogas galėtų būti, bet nužudytas lygioje vietoje. Net ten ridėjo nedidelė, grandinė pamatuoju, galvoju, jis nevažiavęs dviratis, bet viskas jau jam. Ratą pakeist, taip, Igorį, pakeisk ratą ir viskas, bet esmė tai juk ne tame, o kad jūs nusipirkot, nevažinėjot ir tik remontų užsiemam. Tai remontuokim tada, kada reikia, nežinau, kažkaip čia mane truputėlį sutrigerino toksai atvejis, kada jisai vienetinis, jo, bet jis ne vienetinis. Come on.